Šiame video parodysiu, kokiais būdais galima užsidirbti serveryje pinigų, kitaip tariant, emeraldų. Verslas užima labai svarbią dalį mūsų serveryje ir turi ypač didelę įtaką tavo žaidimo kokybei. Ši pamokėlė jums tikrai pravers. Papasakosiu 3 serverio verslus. Paprasčiausiai įsitaisykite patogiai ir klausykite. Pirmasis būdas bene populiariausias iš visų – auginti kviečius. Griebkite sėklas ir kaptuką ir bėkite juos auginti. Kai kviečiai užaugo, juos nurenkame ir nešame priduoti į keityklą. Už 32 kviečius gausite 1 emeraldą. Antrasis būdas labai paprastas. Paprasčiausiai gaminame arba perkame tuščius buteliukus iš prekeivio esančio kaimelį. Buteliukus pripildome vandeniu ir nešame atgal priduoti. Tai labai lengvas būdas greitai užsidirbti kviečių, kurias vėliau iškeisite į kalną emeraldų. Trečiasis būdas skirtas turintiems kantrybės ir mėgstantiems žvejoti. Vienas iš nuobodžiausių darbų, bet žvejojant priduodant įvairias žuveles, gausite skirtingą kiekį emeraldų. Kartais galite pagauti net kelias žuveles vienu metu. Tad griebkite meškeres ir bėkite žvejoti. Išsirink tinkamiausią darbą savo, o jei pavyks, gali dirbti nors visus vienu metu. Serverio verslo aprašymus serveryje gali rasti parašius _verslai. Ir nepamiršk, serveryje yra begalė būdų, kaip užsidirbti. Šie verslai tiesiog vieni akivaizdžiausių. Prie serverio prisijungti galite parašę play.mclg.lt, serverio versija 1.8.1. Čia kalbėjo Lukas ir noriu pranešti, jog aš ir visa MCLG komanda ypatingai laukiame visų apsilankymų.